Karvyti, bėg, davai visi iš paskos. Oi, net nebenoriu pagalvoti, kaip mes gyvenom, kai neturėjom šitas priekabas. Telpa iki 14 standartinio dydžio gyvuliukų. Ši važiuoklė nuleidžia puspriekabę iki pat žemės lygio. Nepamainoms dalykas. Pirk ir tikrai nesigailėsi. Šiaip mes pieninės karves laikom, virsmėsinės. Mūsų žemės faktiškai visas yra toliau nuo fermų. Tai mes keliaujam ir keliaujam. Mano tai svajonė buvo nusipirkti tokį, kad galėtumėm vežioti gyvulius. Už manęs matote Dinapolio puspriekabę gyvuliam vežti Dina TRV 760. Vargdavom anksčiau. Daugiausia gindavom. Visą kelią panašiai užsiteri, pasikvieti pusę kaimo žmonių, dar ir sumoki, juk tau nieks už dyką, jie nelakstys tie žmonės. Ir bėgam valandikį laiką. O dabar tai net nebėra ką pasikviesti. Karvyti, bėg. Viena nusukai, davai visi iš paskos. Oi, net nebenoriu pagalvoti, kaip mes gyvenom, kai neturėjom šitas priekabas. Šios puspriekabės ilgis yra 7,60 cm, keliamoji galia yra 7 tonos, telpa iki 14 standartinio dydžio gyvuliukų. Svarbiausias buvo dydis, kad mažiau kartų reikėtų važinėtis, kad greičiau pasidirbtum tą darbą, persivežiotum ir viską. Tai mes 5 reisiukus ir savo bandą persivežiojam. Ir telyčiom gerai suginti, nes taip jų nepagausi, gali ten lakstyti po laukus. Tai mes labai greitai. Dabar iš fermas vežiuosim, tai mes pusvalandį kažkai truksim. Puspriekabėje turime mechaninę pastatymą koją, 2 kontūrų orinius stabdžius, šoninės duris. Šioje puspriekabėje turime hidrauliškai pakeliamą važiuoklę. Ši važiuoklė nuleidžia puspriekabę iki pat žemės lygio. Kadangi jinai nusileidžia, nereikia aukštai gyvuliams lipti, patikėkit. Nes kitaip čia jo neįkelsi. Jį gali stumti ir jau čia 5 žmonių, tai da jį neįtempsi. Labai geras dalykas. Įsivažiuoji į fermą, nuleidai, įvariai, jokių problemų nėra. Nuvežiai kur tu nori. Pernai turėjom ir tokį pasiutusi bulių, galvom, kaip mes čia darysim, kaip čia jį parduosam. Brolį, aišku, nes dar savo neturėjom. Labai puikiai susitvarkė. Turime galinės duris, per kurias gyvuliai įeina. Taip atrodo puspriekabė iš vidaus, vidinė pertvara, neslidžios grindys. Ši puspriekabė turi tentą, kurio pagalba apsaugo gyvulius nuo lietaus. Ir daug telpa ir pertvaras yra, dalį suginiai uždarai, nes kitas jos nori atgal parbėgti. Nepamainoms dalykas. Vienas dalykas tvarkinga. Ne taip kaip kažkokie iš lentų sukalti. Net nėra jų padėvėtų, tu jų nenusipirksi. Tur pabandyti, kad suprastų, kad tikrai reikalingas dalykas. Net neįsivaizduoju, kaip mes galėjom jos neturėti. Mums su karvutėm pats tas keliauti. Pirk ir tikrai nesigailėsi. Tad prašome kreiptis į savo regiono vadybininkus ir mes tikrai su jomis susisieksime ir pateiksime geriausią sprendimą jums.